pabudau ir įsijungiau radiją ir buvo įjungta Power Hit Radio ir grojo gabalą Que Pasa Paradox ir aš labai ritmingai ir smagiai sušokau, nors aš turėjau per mažai miego ir vakar turėjau labai įtemptą dieną ir aš neturiu rytais paprastai energijos. Bet kaip čia yra, kad tik įsijungus radiją, aš pirmą kartą šitą gabalą išgirdau, pirmą kartą, ir nuo pirmų ritmų aš automatiškai šoku. Tai apie tai ir norėsiu pakalbėti šiandien. Žodžiu, galbūt reikėtų šitą video daryti angliškai, nes pas mus Lietuvoje yra tokia rusų priespauda Sovietų Sąjungos, nors mes jau nebesam Sovietų Sąjungoje, bet yra žiauri priespauda. Ir ta prasme yra temų, kuriamis kalbėti yra visiška keistenybė. Aš bent jau nemačiau lietuviškai aš nemačiau ne vieno krikščionio, kuris susuktų video šią temą, tai štai aš kalbėsiu dabar. Yra už muzikos dvasios, nes žmogus negalėtų tokių gerų gabalų sukurti. Taip, prašom, štai jums paprasta tiesa, nes mes kiekvienas esam valdomas dvasių, iki kol mes patys nepasirengam sekti Dievu ir siekti šventosios dvasios vedimo. Jo, aš net nekalbėsiu apie jokį tipo doros sekimą, moralės sekimą. Čia yra kalba apie tai, kad yra šventoji dvasia, reikia ją sekti. Ne tai, kad reikia, bet kai tu atgimsti, jinai apsigyvena tavyje ir tiesiog automatiškai jinai tave veda. Ir tai kol tu neturi šventosios dvasios, tu seki visas pasaulio dvasias, kurios nėra iš Dievo. Tai mane buvo šėtonas nubloškęs į tokį nesibaigiantį muzikos liūną. Aš galvojau, kad tai yra faina ir kad man patinka ir kad tai smagu, bet kai susimastai, tai iš tiesų, ta prasme, aš visą laiką klausydavau muzikos. Aš šaipausi, nes tai yra apgailėtina. Ausinukai, grįžtu namo, iškart pasijungiau muziką. Aš atsimenu, buvo net, kai aš sėdėdavau su ausinukais per pamokas. Jo, aš persikišdavau laidą per maikę, per apačią, įsidėdavau vieną ausį ir tai pasidarydavau plaukus ir nesimatydavo, kad pas mane eina laidas. Ir aš taip sėdėdavau per pamokas. Žodžiu, aš įsijungiau šįryt Power Hit Radio. Kodėl aš klausau Power Hit Radio ir kodėl pas mane įjungtas Power Hit Radio? Pas mane, krikščionė, tai rašykit, prašau, komentare visas kritikas, pakalbėsim. Klausimus. Bet aš norėjau pasakyti, kad tas dalykas, kai jūs girdit kažkokią muziką ir ypač pirmą kartą, ta prasme, tik pirmi akordai nuskambėjo, pirmas ritmas ir jau tokia ten, euforija, koks geras gabalas. Čia yra nenatūralu. Tavo smegenis dar net nespėjo suvokti, kas čia per gabalas. Kokie dainų žodžiai, kas čia dainuoja, kas atlikėjas, kas bus toliau dainoj, o tu jau šoki. Tai tiek minčių trumpai apie muzikos dvasią. Galvojau mintyse, kaip pavadint, delsiau ir dabar taip kvailai nuskambėjo. Ir tik su Dievo dvasia yra įmanoma tos visus dalykus pradėti suvokti, nes kol tu esi be Dievo dvasios, tai atrodo, kad nieko blogo, viskas gerai. Ta prasme, kaip ta visa muzika paveikia mano gyvenimą, nes aš klausydavausi elektroninės muzikos. Aš pradėjau klausyti nuo Black Sun Empire. Juodosios saulės imperija. Tu turi būti visiškai kvailas ir tu esi, ir aš buvau. Aš turiu omeny, kai mes be Dievo dvasios, mes visiškai esam kvaili, buki ir nieko nesuvokiam. Aš jokios tamsos neižvelgiau tokiuose pavadinimuose kaip Counter-Strike,
Dark Reign, Evil Saint, Black Sun Empire, ta prasme, visa tai yra tokia tamsa. Visa tai yra tamsa, bet aš viso to neįžvelgiau. Tai jo, ten filmavau ir kažkaip nesugebėjau išvados padaryti, nes norėjau kuo trumpesnį video. Išvada tame, kad ta visa muzika buvo paveikus mano gyvenimą. Ta prasme, aš savo noru pastoviai klausydavausi per ausinukus. Nu gerai, pavyzdžiui, man ten hardcore, ne? Tai hardcore ten iš visų, tipo I don't wanna live, I just wanna die. Nu, tipo, čia aš žiauriai, tipo, hiperbolizuoju, bet, nu, ten yra tokie dainų tekstai, tipo, kad viskas, tipo, nieks neturi prasmės, visi yra kvaili, tipo, šito sistemos sugriuvus. Ir žinot ką, toje muzikoje yra daug tiesos. Nes tu, tipo, gyveni gyvenimą, tu matai, kaip žmonės nesilaiko žodžio, kaip tave skaudina. Jo, kvailiausia, kad paskui tu pats perimi tą elgesį, bet tada jau tu atrandi pasiteisinimo, tipo, mane taip įskaudino, tai dabar aš galiu kitus skaudinti. Žodžiu, jo, čia yra labai plati tema ir aš turbūt, kad angliškai galėčiau kalbėti žymiai lengviau. Pirma, aš net nežinau, ar aš sulauksiu peržiūrų šito video, bet gal, nežinau. Kol kas tai statau kanalą, nes aš suprantu, kad lietuviškai nėra tokio kanalo. Aš turiu omeny krikščionių, kuris buvo pasaulyje rimtai įklimpęs ir kuris pasakotų savo patirtį ir visą tą skirtumą. Ta prasme, ką reiškia gyventi pasaulyje ir ką reiškia gyventi Dieve. Nėra tokio kanalo. Jeigu yra, prašau, pakomentuokit, nes aš norėčiau pasižiūrėti tokį kanalą.